Pamokinsiu jūs deimantų klasifikavimo. Tai pagrinde deimantai klasifikuojami visuose sertifikatuose ir panašiai 4 kriterijais, tai masė, spalva, švarumas ir forma. Masė karatai, tai ten būna 1 karatas, ten 2 karatai, pavyzdžiui, 0,3 karato ir taip toliau, tai tiesiog parodo, kiek pats deimantas sveria. Toliau spalva. Spalva jau klasifikuojama raidelėmis. DEF yra best spalva. G, H, I, J jau eina į geltonumą, bet GH dar baltas. Į J jau gal kažkas ir ten geltonuoja. Yra einant abėcėlės alfabetų žemyn, tai deimantai vis labiau tamsėja, ten prasideda visokie jūsų šampaniniai, rudi ir panašiai. Švarumas, ar ne? Tai flawless reiškia maksimaliai švarus deimantas. Very, very small arba very small. Tai yra inkliuzų dydis, kas matosi tik tai padidinus 10 kartų. Toliau eina small inclusions. Tai reiškia maži inkliuzai, jau plika akimi galima kažką žiūrėti ant didesnio deimanto. Ir toliau eina polluted, tai reiškia, kad ten labai daug visokių nešvarumų deimante ir jau yra mažiausias lygis. Forma. Forma ten visokių yra, bet prie formos dar galima rasti tokius trumpinius. EX reiškia excellent, tai reiškia kiekviena briauna yra maksimaliai proporcinga viena kitai, tiesiog tobulai nušlifuotas deimantas į savo formą, kaip reikia ten pagal visus reikalavimus ir panašiai. Tada būna good, tai reiškia, kad viskas normaliai, ten realiai nieko vis tiek ten nėra prie ko priskabinti labai paprastam žmogui. Ir ten toliau aš neatsimenu, kas ten būna, man atrodo kažkaip dar kitaip vadinasi, bet šitai dažniausiai būna excellent arba good. Ir tai va. Tokie yra klasifikavimai. Dabar jau žinosite, kaip iššifruoti deimantų sertifikatus ir ką kiekvienas dalykėlis reiškia maždaug. Tai sekite mane ir sužinokite daugiau apie juvelyriką ir tokius dalykus.